Labas vakaras, TV3 žiūrovai. Sveikiname su pergalė, Holis. Congratulations. Nice game today. Jūs atsilikinėjo 9 taškais ketvirtame kėlinyje. Ką tuo metu galvojote? Aš pagalvojau, kad reikėtų pagerinti gynybą ir šiek tiek pasitempti. Jomantas mums buvo tarsi dopingas antroje pusėje. Tačiau tie vyrukai neketino pasiduoti. Ir svaidė tiesiog beprotiškus kamuolius. Pagaliau išsiveržėme į priekį. Nelaimėjom tokiu rezultatu, kokiu reikėjo, bet tai vis tiek pergalė. O ar 3 taškų pakaks? Tikiuosi, kad taip. Aš tiesiog laimingas, kad laimėjom. Dabar viskas susiklostė taip, kad mes privalome laimėti prieš Arį. Aš manau, kad mes turime šansą tai padaryti, na, o viskuo kitu pasirūpins Tau Ceramika. Fenerbahče šiandien sužaidė puikias rungtynes, tačiau jūs turėjote 6. žaidėją, tai žiūrovai salėje, ar jums patiko? Vyruti, šita minė yra tiesiog nuostabi. Noriu jums padėkoti, jie tikrai puikiai padirbėjo, jie mus visuomet palaiko net išvykose. Todėl džiaugiuosi, kad padovanojom jiems pergalę, tikiuosi ne paskutinę. Jūs žaidėte visas 40 minučių. Šiandien miegosite kaip kūdikis turbūt, ar ne? Taip, per pastarąsias keliarias rungtynes visą laiką žaisdavau po 40 minučių. Tiesiog sezonas pasiekia tokį tašką, kai turi stengtis iš visų jėgų. Jeigu treneris nori, kad žaisčiau po 40 minučių, aš stengsiuosi tai ir padaryti. Tačiau kiekvienas žaidėjas šiandien tikrai prisidėjo daug prie komandos pergalės. Ar galite pažadėti visiems, kas mus dabar mato, jog Eurolyga dar sugrįš į Siemens areną šį pavasarį? Jei tai priklausytų tik nuo manęs, galėčiau pažadėti, bet mums dabar reikia pagalbos iš ispanų komandos. Tikiuosi, kad jie sugebės nugalėti Fenerbahče ir kad jie laimės šį vakar taip pat. Mes jiems to linkime. Tai buvo Holisas Praisas, o aš sveikinuosi su Marijonu Petravičiumi, kuris šiandien negalėjo įmesti nei vieno taško, negalėjo atkovoti nei vieno kamulio, tačiau išgyveno visą tą pragarą ant suolo. Sveikas, Marijonai, kaip tau pavyko išgyventi tą pragarą? Aišku, yra labai sunku būti ant suoliuko, pirmos varžybos namuose, kaip aš nežaidžiu. Ir tokio trilerio nebuvo tokio, ar ne čia? Jo, bet labai sunku ant suoliuko žiūrėti varžybas. Grįžkim dabar į didžiąją pertrauką. Po 2 kėlinių vaizdelis toks nebuvo ypatingas, sakykim taip, ir -8 taškai. Kaip treneris kalbėjo didžiosios pertraukos metu? Nu, taip norėtųsi truputėlį tą virtuvę įlysti, aišku, pasižiūrėti ne į derinius, bet apskritai, ką treneris sakė, piktai bandė pažadinti komandą. Kaip kalbėjo? Paprasčiausiai jie labai gerai pataikė, Fenerbahčes labai gerai pataikė pirmus 2 kėlinukus, 60% metė, tai treneris akcentavo 1-prieš-1 gynybą. Atrodo, mes gynėmės neblogai, bet paprasčiausiai vis tiek įmetė metimus, tai reiškia, nepakankamai gerai gynėmės 1-prieš-1. Iš tikrųjų, šiandien daug įmetė taškų ir varžovai, daug labai šiandien buvo emocijų, tokių ir reakcijų į rungtynių arbitrų teisėjus. Kaip tau atrodė ten tie švilpukai toje aikštės pusėje, kuri tau buvo matoma? Nu, aišku, gal kai kurie teisėjų švilpukai buvo tokie abejotini, bet vis tiek yra 3 aukšto lygio teisėjai ir sunku su jais ginčytis. Kada ruošiesi grįžti į aikštę, nes panašu, kad komandos draugai kol kas daro viską, kad būtų ko grįžti? Po truputį bandau jau sportuoti ir aišku, jaučiuosi geriau kiekvieną dieną ir bus matyti. Bet dar top 16 ne, dar Salonikose ne, o... Dar kol kas ne. Gerai, jeigu kas, tada linkim sėkmės draugams iki finalinio ketvirto. Gerai, ačiū. Traukti, kaip sakome, ir tada jau iki Marijonai. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote.